Labai atsakingas momentas ir labai smagu, kada galiu pristatyti audio aparatūros kūrėjus iš Lietuvos, kurie nustebino mane ypatingai. Tai vienas iš mano favoritų, Radisson SAS Blue viešbutyje, buvo Belagurov kompanijos iš Vilniaus. Teko pamatyti patį audio kūrėją, pabendrauti su jo vadybininkais ir trumpas pokalbis iš susitikimo. Sveiki visi, esam tiesiai iš Varšuvos ir dabar sutikome netgi lietuvių netikėtai. Atsiprašau visų audiofilų mėgėjų, audio aparatūros, kad praleidau šitokią nuostabią, naują kompaniją. Sako, kad ne nauja, tai gal truputį prisistatykit. Iš kompanijos Belagurov mes gaminam, ponas Eugenijus gamina veidus kažkur apie 10 metų, bet dabar jau norim išplaukti platesnius vandenis ir pabandėm pirmą kartą Varšuvoje parodoj sudalyvauti. Turim visą savo pilną sistemą atvežę, kolonėlės, stiprintuvus, daką, preampą. Visą sistemą. Pilną sistemą su visais raidais. Taip. Įėjau, tikrai buvau nustebęs šitoje audio aparatūros parodoje. Kaip matysite, puikių daug gamintojų ir tikrai jis patenka mažiausiai į 10 iš pačių geriausių sistemų, kuo jie nesiskiria savo dydžiu, savo muzikos garso, tokių drive'ų gerų, tokių natūralumų, gilių diapazonų. Tikrai nuostabiai buvau šokiruotas, kad sužinojau, kad tai yra tikrai mūsų gamintojas ir sveikinu juos su tokiu nuostabiu pasirodymu. Aišku, kaip ir galima sakyti, šitos kolonėlės ne kiekvienam, nes pagal savo dydį. Ne kiekvienas įsigrūs į savo gyvenamas patalpas, bet kas gali, tai kaip ir jūs sakėte, tikrai garsas nudžiugins bet kurį audio aparatūros mėgėją. Tai tikiuosi iki pasimatymo Vilniuje, svečiuose pas juos ir pažiūrėsim. Kviečiam visus pas save į Vilnių, į mūsų studiją, pasiklausyti garso, sužinoti kažką naujo. Tai smagiai ir puikiai praleiskit produktyviai laiką, sėkmės lietuvių gamintojams, tikrai mes juos palaikome ir iki kitų kartų, draugai. Tai ši audio aparatūros kompanija pradėjo savo veiklą išskirtinai kaip audio aparatūros kabelių kūrimu, tai audio kolonėlių kūrimo laidai. Nebereikia filtrų. Jie labai stori, nežinau kokios ten technologijos panaudotos, bet jie taip teigia, kad šitiem laidam filtro atskiro maitinimo filtro nebereikia. Jie atlieka savo darbą ir elektros signalas yra pilnai išfiltruojamas jau nuo rozetės iki audio aparatūros. Bet šiandien noriu kalbėti ne apie jų audio aparatūros laidus, o ypatingai apie visą jų sužavėjusią audio aparatūros sistemą. Kai kurių, pavyzdžiui, kaip Tektron labiau patiko, nes ten prototipas labai brangus, vienas, bet jis vienas. Dėl to, kad vienas, bet skambėjo Belagurov tikrai neblogiau, net galbūt geriau, nes aš manau, kad Belagurovo audio sistema yra netokia išranki, todėl kad jin yra labai galinga. Yra pradinis stiprintuvas, du monoblokai, viskas kaip pagal Feng Shui arba, kaip sakyčiau, Kung Fu. Tai šita sistema man pasirodė labai galinga, dizainas asketiškas, bet toksai gan vyriškas, rimtas, gražus. Audio kolonėlės, taip pasakykime, jos skamba labai smagiai. Apie šitas kolonėlės jau apžvalgą padarė Egidijus iš audio aparatūros puslapio, galite pračekinti. O aš galiu pridurti iš savęs, gamintojai ir patys supranta, kad šitam kambarėlėje per didelės buvo kolonėlės, kai kurie neišgirdo viso jų potencialo. Šitom audio aparatūros kolonėlėm ir šitai sistemai tikrai reikia didesnių patalpų, kad išgirstumėte viso kaifą. Tai sveikinu Vilniečius, tikrai buvo puikus audio kambarys, ten
pabuvau tikrai nemažą laiko dalį, pasiklausiau šitų audio aparatūros kolonėlių. Gamintojas prisipažino, kad ir tai nurodo skiltyje, kad iš Tannoy Red yra darytos šitos audio aparatūros kolonėlės, bet garsas iš tikrųjų man nepriminė Tannoy garso, už to užapvalinto, užmuskulinto ir su mažokai detalumo. Čia man pasirodė šitos audio aparatūros kolonėlės detalesnės, dedu už tai didesnį pliusą Belogurovo kolonėlėm. Dizainas kolonėlių primena Tannoy. Reikėtų gal ateityje pagalvoti dėl dizaino pačiam gamintojui, spręsti, kad turėtų tokį savo labiau išskirtinumą, kad būtų labiau iš karto tokia kaip vizitinė kortelė, kad tai mes Vilniečiai Belogurov kompanija, o ne Tannoy. Tai tiek. Tikrai sveikinu Vilniečius, skambesys buvo awesome, nuostabus. Tai dar viena audio aparatūra, iš kurios išeiti šito kambario nesinori. Norisi pasėdėti ilgiau ir paklausyti, pasimėgauti muziką.